Huska Milkovič apgavo Hitlerį, Titą ir Paveličių todėl, kad jo pagrindinis tikslas nebuvo ideologija, o savo žmonių ir krašto išlikimas. Jis bendradarbiavo su vokiečiais, kad gautų ginklų ir apsaugotų savo teritoriją. Su Ustašomis palaikė ryšius dėl maisto ir logistikos, o su partizanais derėjosi tik tada, kai tai jam buvo naudinga. Visas puses jis naudojo kaip priemonę sustiprinti savo valdžią Kazino krašte. Huska keitė lojalumą ne iš išdavystės, o todėl, kad siekė autonomijos ir norėjo išsaugoti vietos gyventojų gyvybės karo chaose. Draugai, ar įmanoma apgauti 3 galingiausius Antrojo pasaulinio karo lyderius vienu metu? Adolfą Hitlerį, Josipą Brozą Titą ir Antę Paveličių? Dauguma pasakytų ne. Tačiau Balkanų istorijoje buvo vienas žmogus, kuris tai padarė. Jo vardas buvo Huska Milkovič. Šiandien papasakosime, kodėl jis apgavo visus 3 ir kokia buvo tikroji jo žaidimo kaina. Antrojo pasaulinio karo metais Balkanai skendo chaose. Kaimai degė, civilių gyvybės niekam nerūpėjo. Ideologijos keitėsi, bet kančia liko ta pati. Tuo metu Bosnijos Kazino krašte iškilo paprastas žmogus. Ūkininkas be akademinio išsilavinimo, bet su aštriu protu ir stipriu autoritetu. Tai buvo Huska Milkovič. Iš pradžių Huska prisijungė prie Jugoslavijos komunistų partijos. Jis tikėjo, kad partizanai atneš teisingumą ir apsaugą. Tačiau labai greitai jis suprato skaudžią tiesą. Ideologija negelbėjo jo kaimynų nuo žudynių, politiniai šūkiai negynė vaikų ir senolių. Huska pamatė, kad žmonėms reikia ne pažadų, o realios apsaugos. Būtent tada jis priėmė sprendimą, kuris pakeitė istoriją. Jis nusprendė nepaklusti niekam visiškai, nei partizanams, nei naciams, nei Ustašoms. Jo tikslas buvo vienas – išgyventi ir išsaugoti savo kraštą. Huska sukūrė savą ginkluotą jėgą. Ji nešiojo skirtingus simbolius, priklausomai nuo to, su kuo tuo metu kalbėjo. Vokiečiams jis sakė, kad saugo geležinkelius nuo partizanų. Už tai gavo ginklų ir šaudmenų. Ustašoms jis žadėjo ramybę regione, už tai gavo maisto ir algas savo vyrams. Tuo pačiu metu jis slapta palaikė ryšius su partizanais. Hitleris buvo apgautas todėl, kad vokiečiai manė, kad Huska palaiko tvarką jų naudai. Iš tikrųjų, jis stiprino savo autonomiją. Jis niekada nebuvo tikras nacių sąjungininkas. Jis naudojosi jų ištekliais, bet neleido jiems kontroliuoti savo teritorijos. Paveličius taip pat buvo apgautas. Nepriklausomos Kroatijos valstybė bandė Huską integruoti į savo karinę sistemą. Oficialiai jis atrodė lojalus. Tačiau realybėje jis ignoravo įsakymus iš Zagrebo. Jo kariai klausė tik jo. Paveličius manė, kad Huska tarnauja režimui. Iš tiesų, Huska tarnavo tik savo žmonėms. Titas buvo pats pavojingiausias varžovas. Partizanų lyderis suprato, kad be Kazino krašto neįmanoma kontroliuoti Bosnijos. Huska turėjo tūkstančius patyrusių kovotojų ir visišką vietinių pasitikėjimą. Tito bijojo ne tik Huskos jėgos, bet ir jo populiarumo. Kai partizanai sustiprėjo, Huska nusprendė pakeisti pusę. 1944 metais jo kariuomenė oficialiai prisijungė prie partizanų. Tai buvo šokas vokiečiams ir Ustašoms, tačiau tai nereiškia, kad Titas juo pasitikėjo. Priešingai, sistema nemėgo žmonių, kurie buvo didesni už pačią partiją. Nors Huska gavo aukštą karinį laipsnį, jis liko svetimas. Jo kariai skandavo jo vardą, o ne Tito. Tai tapo problema. Slapti raportai jį vadino pavojingų elementų ir netrukus buvo priimtas sprendimas. 1944 m. balandžio 27 d. Huska pateko į pasalę netoli Kazino. Jis buvo nužudytas. Oficialiai kaltė buvo suversta Ustašų likusiems, tačiau daugelis liudininkų vėliau kalbėjo apie slaptųjų tarnybų dalyvavimą. Tiesa buvo palaidota su juo. Kodėl Huska Milkovič apgavo Hitlerį, Titą ir Paveličių? Todėl, kad jis nežaidė ideologijų žaidimo. Jis žaidė išgyvenimo žaidimą.
Jis pasirinko trečią kelią pasaulyje, kuriame visi reikalavo absoliutaus lojalumo. Vieniems jis buvo herojus, kitiems išdavystės, tačiau viena aišku, be jo tūkstančiai žmonių būtų žuvę. Jo istorija primena, kad karas nėra juodas ir baltas. Kartais išgyvenimas reikalauja apgauti pačius galingiausius. Jeigu ši istorija privertė jūs susimastyti, parašykite komentaruose, ar Huska buvo herojus ar pavojingas manipuliatorius. Nepamirškite pamėgti Vizuo įrašą, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti šią istoriją su kitais. Istorija gyva tol, kol ją pasakojam.